pristatykite šiek tiek tiem, kurie galbūt nesidomėjo taip nuosekliai, kas nutiko su Lukiškių aikštės konkursu, jo eiga prieš dar jo pristatymą gegužės 12 dieną. Mano galva nutiko keistas dalykas, nes tokio konkurso ir nebuvo. Tai jeigu vėlgi žiūrėti į Lukiškių aikštės rekonstrukcijos projektų eigą, konkursų vykdymo eigą, tai ko gero tai yra vieta Vilniaus mieste, kuriai buvo parengta arba rengta daugiausia rekonstrukcijos projektų. Tai pradėti galbūt galima būtų nuo dar carinės Rusijos laikais 1812 metais parengtas rekonstrukcijos projektas, 837 metais antras rekonstrukcijos projektas, 875 metais dar vienas rekonstrukcijos projektas, nei vienas iš jų nebuvo įgyvendinti. Tarybiniais metais 57 metais tuometinė architektų sąjunga vėlgi skelbė jau Lenino aikštės sutvarkymo projektą, dalyvavo 5 kolektyvai ir 68 metais pirma premija buvo skirta Algio Nasvyčio vadovaujamam kolektyvui, antrą vietą užėmė Kazio Šešelgio kolektyvas. Projektas buvo šiek tiek platesnis, ne tik Lukiškių aikštės sutvarkymo, bet ir aplinkos dalinai įgyvendintas, yra ūkio ministerija pastatyta pagal būtent pasiūlymo šito projekto. Vėliau, jau nepriklausomos Lietuvos metais, 5 projektai buvo iš tikrųjų, 5 konkursai organizuoti. Paskutiniai tai 11 metais aplinkos ministerijos, 2009 metais dar vienas konkursas ir dar 3 anksčiau. Ir 12-13 metais kultūros ministerija buvo organizavusi konkursą Monumento laisvė. Geriausiai projekto idėja atrinkti. Tai šitas paskutinis Lukiškių aikštės konkursas, kurio aš negaliu pavadinti konkursu, nes konkursas aikštės sutvarkymų nebuvo rengiamas. Buvo skelbiamas konkursas statybos darbams. Tai ne visai aišku, kaip galima rengti, skelbti konkursą statybos darbams, jeigu mes neturime projektą. Ir dalyvavo iš tikrųjų 3 įmonių konsorciumas, kurie ir laimėjo, tai būtent Infest, Ekstra statyba ir Pamorio restauratorius. Tai pagal skelbto konkurso pavadinimą skambėjo taip: Lukiškių aikštės sutvarkymo darbai su techninio darbo projekto vykdymo priežiūra. Tai iš tikrųjų pakankamai keista, nes paprastai neturint projekto negalima skelbti konkurso statybos darbams, tai labiau, kad kriterijus buvo mažiausia kaina. Tai kaip apskaičiuoti mažiausią kainą neturint projekto irgi nėra visiškai aišku. Tačiau vėlgi reikėtų grįžti truputėlį anksčiau. Gegužės mėnesį 9 dieną aplinkos ministerijos tinklapyje buvo toks pranešimas. Bendros pastangos buvo užfiksuotos ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus, aplinkos ministro Kęstučio Trečioko ir Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus šių metų vasario 29 dieną pasirašyta sutartimi dėl Lukiškių aikštės sutvarkymo. Aplinkos ministerija padėjo rasti išeitį, sprendžiant ne tik finansinės, bet ir organizacinės šios aikštės sutvarkymo problemas. Pagrindiniams aikštės sutvarkymo projekto sprendiniams vyriausybė ir ministerija pritarė jau prieš mėnesį. Tai pasižiūrėkime, mes iš pradžių, kokia yra iš viso sistema, kaip šiai dienai, kada tiek dėmesio skiriama visuomenės įtraukimui į miesto viešųjų erdvių sutvarkymą, į planavimo darbus gali 3 žmonės susirinkti, 29 vasario dieną ir nuspręsti, kaip atrodys Lukiškių aikštė. Iki to laiko niekam šito projekto nemačius. Po to įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybę skelbti konkursą statybos darbams, ir tie statybininkai, kurie laimėjo šitą konkursą, neaišku, pagal kokius, vėlgi sakau, kriterijus, nes mažiausia kaina gali būti apskaičiuota tik tai tada, kada turim projektą, jie įgavo teisę ir surasti architektus, kurie tą aikštę suprojektuos. Visiškai visuomenė palikta nuošaly.
Tai mano galva, tokiais metodais, reiškia, kurie primena, taip nenori tikrai nieko žaisti, bet sovietinių laikų trojka, kada 3 žmonės susėdo ir nusprendė, kaip turėtų atrodyti miesto aikštė šiais demokratiniais laikais, jeigu mes manome, kad mūsų valstybė yra demokratiška, negali būti tokių dalykų. Šitas konkursas nuvylė ne tik visuomenę, bet ir pačią architektų bendruomenę. Dėl visuomenės įtraukimo nuo jo pristatymo, nuo konkurso projekto pristatymo gegužės 12 dieną buvo pažadėta, kad dar bus galimybė teikti pastabas. Tačiau, kiek teko girdėti, kreipusis nebuvo niekaip atsakyta. Kokie yra įstatymai ir žodžiu, kokia yra ta viešinimo procedūra, kokia jinai turėtų būti? Matot, kada mes šnekam apie įstatymus ir apie tų formaliųjų procesų laikymasi, tai reikia išlaikyti tam tikrą algoritmą. Reiškia, tai šiuo atveju, kada algoritmas nebuvo išlaikytas, apie įstatymus mes negalim šnekėti, nes nėra apie ką šnekėti. Jau pats pavadinimas aikštės sutvarkymas yra nelegitimus, nes statybos įstatymai, o aikštė visgi yra statinys pagal statybos įstatymą, tokių kategorijų nėra. Tai yra remontas, kapitalinis remontas, nauja statyba, rekonstrukcija, tai tokios kategorijos, tokios sąvokos ir turėtų atspindėti užduotyje arba projekto sąlygose. Ką reiškia sutvarkymas? Tai mūsų galva, mūsų komisijos, visuomeninės miesto plėtros komisijos, kad sutvarkymas gali reikšti tik tai vieną. Tai nekeičiant aikštės estetinės išraiškos, sutvarkyti tai, kas yra dabar, o vėliau skelbti konkursą geriausia aikštės sutvarkymo idėjai ir toliau jau įstatymo nustatyta tvarka. Tai kalbėti apie įstatymus, mano galva, iš tikrųjų šiai dienai nėra, nes tokio chaoso iš tikrųjų tai sunku įsivaizduoti. Tai grįžtant prie jūsų klausimo dėl architektų sąjungai svarstyto projekto pristatymo, tai man teko dalyvauti. Reiškia, iš tikrųjų, tai daugelio pasisakiusių nuomonė buvo nustebta. Reiškia, tai pirmas tai yra nustebimas, iš kur jis atsirado. Reiškia, nes tos medžiagos nebuvo, reiškia, galutinio varianto taip pat nebuvo, nes buvo pasakyta, kad medžių vertinimui dar turės būti arboristų išvada, reiškia, ir koks galutinis variantas dar nėra aišku. Reiškia, tokia idėja ir tai vienybės medžio. Bet ta vienybės medžio idėja, jinai matoma tik tai nuo Tauro kalno, reiškia, o jeigu akių lygia, tai yra kreivi takeliai ir žmogus eidamas tikrai nesupras, kodėl jie kreivi. Tai vėlgi aš noriu grįžti prie tų konkursų, tai iš tų 5 įvykusių konkursų Lukiškių aikštės sutvarkymai tikrai buvo žymiai, mano galva, vertesnių realizuoti projektų. Aš manau, kad toks pasirinktas sprendimo būdas per jėgą, reiškia valia, o ne žmonių valia, valdžios valia, o ne žmonių valdžia organizuoti tokius darbus nėra priimtina šiandien. Tai vėlgi grįžtant prie to klausimo, galima teikti pasiūlymus, bet palaukite, jeigu mes turim vieną variantą, tai apie kokius visuomenės pasiūlymus galima šnekėti, tam variantui. Tai visuomenė gali savo nuomonę pareikšti tada, kad turi pilną valią pasakyti, ko jie ten nori. Tai šiai dienai mes vėlgi turim dar 99 metų Seimo nutarimą, kad šita aikštė yra svarbiausia Lietuvos reprezentacinė aikštė, kurie turi būti suderinta memorialinė, reprezentacinė, rekreacinė funkcija. Pastatytas monumentas Laisvei. Mano galva reikėtų peržiūrėti ir pačią koncepciją, reiškia, ar iš tikrųjų mums to reikia. Nes kada aikštėje nieko nėra, nugriovus Lenino reiškia, paminklą, tai žiūrėkite, kiek visuomenės iniciatyva vyko renginių. Ir burbuliatorius, ir Lenino smėlinė skulptūra, ir alaus baras kažkada veikia, žiemą veikia čiuožykla, lauko teniso turnyras, muzikos koncertai, visokios atrakcijos ir tai, ką žmonės iš tikrųjų nori ten pamatyti. Bet koks įpaminklinimas apribos šitos aikštės panaudojimo. Tai mano galva, mes per tos 5 konkursus nepriklausomybės metais, kurie vyko, pasimokėme, kad labai daug kas priklauso ir nuo konkurso sąlygų organizavimo. Aš pats esu dalyvavęs viename iš 2 konkursuose, tai mane iš tikrųjų nustebino, pavyzdžiui, monumento Laisvė konkurso sąlygos, kuriuose reikėjo įamžinti beveik visas Lietuvai svarbias datas. Tai kokie rezultatai? Rezultatai laimėjo, reiškia, projektas vėlgi, kurio realizuoti niekas nepanoro. Reiškia, čia atskira tema, nenoriu vėlgi, reiškia, dėl
rezultatyvumo to konkurso ir to laimėtojo šnekėti, bet simptomatiška, kad mes nesugebam organizuoti, reiškia, konkursą, mes nesugebam nusistatyti, ko mes norime, mes nesugebame nustatyti prioritetų, mes nesugebame išsiaiškinti žmonių nuomonės, reiškia, ir todėl tokį rezultatą turime. Tai iš vienos pusės mes 18 ar ten jau 19 metų iš tikrųjų rengiam tos konkursus, bet gal ir gerai, kad mes iki to laiko dar tos aikštės nesutvarkėm. Reiškia, mes dar turime galimybę ją sutvarkyti gerai. Mano galva dabar mes tą galimybę jau prarandame nuo pirmadienio. Savivaldybės ir vyriausybės taip pat yra, žodžiu, noras sutvarkyti, būtent suspėti tai datai paminėti. Tai iš tikrųjų toks skubėjimas jisai negalėtų, žodžiu, patenkinti vėliau tų poreikių ir kad ir bus, žodžiu, kažkoks žodžiu, mes ne vienai datai ar ne aikštę tvarkome. Be jokios abejonės, tai mes prisiminkim tą lietuvišką patarlę, paskubės žmonės prajuokinsi, tai taip ir įvyko. Tai gaila, kad juokas prašomas. Nes čia yra nekompetencija, jau yra nekompetencija visiškai. Tai sutvarkykime tai, ką turime dabar, organizuokime normaliai konkursą, išsiaiškinkime, ko mes norime tą aikštį, kaip jinai turi atrodyti ir civilizuotai normaliai padarykime. Ilgesniam laikui. Tai dabartinis, kas iš tikrųjų bus įgyvendinta? Ką mes neturim projektuotojų, nėra projekto, nėra visuomenės nuomonės. Tie statybininkai, kurie laimėjo konkursą, tas 3 įmonių konsorciumas, jie nusisamdė, reiškia, architektus ir jie parengė tą projektą. Koks galutinis variantas? Mes šiai dienai nežinome. Kas yra tie architektai? Tie architektai yra Gintaras Čaikauskas, Linas Naujokaitis ir dar grupė yra daugiau, reiškia. Tų žmonių, kurie vienokio ar kitokio būdų prisideda, bet galutinio projekto mes nematėme, mes nežinome, kas jį patvirtino. Juk bet koks projektas jisai turi vėlgi, reiškia, pagal teisės aktus, jis turi gauti planavimo sąlygas, turi projektavimo sąlygas, turi būti derinimai, tvirtinimai. Ar visa tai buvo, mes nežinom. Nes jokios informacijos apie galutinį variantą nėra. Jau aš nešneku apie tai, kad iš viso tokios situacijos neturėtų būti, reiškia. Bet net ir šitoje situacijoje, reiškia, yra pilnas, reiškia, nesiskaitimas, aš manau, kad nekompetencija, kaip jūs norite. Kaip suprantu, paskutinis išrinktas projektas buvo Paleko. Taip, buvo Palekas laimėjo. Kas nutiko su juo? Čia reikėtų galbūt Paleko paklausti, bet su juo nutiko, kad kiek aš suprantu, kad konkurso organizatoriai neįsipareigojo įgyvendinti laimėjusio projektą. Nei aikštės sutvarkymo konkursą 11 metų, kur Palekas laimėjo, nei vėlesnio, reiškia, kur kultūros ministerija organizavo dėl monumento laipsnio. Tai aišku, reikėtų pasakyti, kad ten buvo pakankamai didelė programa ir labai daug kainuotų, nes buvo vėlgi numatyta su požeminė automobilių parkavimo aikštelė, buvo labai daug vietų ir kaina iš tikrųjų labai didelė. Tai vėlgi aš grįžtu prie to, kad mes neįvertinam savo finansinių galimybių ir nesugebam organizuoti konkursą. Tai jeigu mes atsisakome, reiškia, tos automobilių parkavimo aikštelės ir norime tik laikinai vėlgi sutvarkyti šitą aikštę, tai vėlgi nereikia naujos estetinės išraiškos, o sutvarkykime tai, ką šiai dienai ten turime. Išlaužyti barteliai, žolės pasėjimas, dangos sutvarkymas. Nekeiskime architektūrinės išraiškos ir palaukime, organizuokime naują konkursą, apsispręskime, ką mes toje vietoje norime matyti ir padarykime. Ilgesniam laikui. Tai ne pirmas kartas, kai laimėjęs projektas nėra įgyvendintas? Ne pirmas iš tikrųjų kartas, būna tokių ir galbūt reikėtų ir nominacijas architektūros pilotė pasiskaityti, reiškia, už architektūrinius špagatus. Ne pirmas kartas, iš tikrųjų ne pirmas kartas, kad dar vienas dalykas, aš dėl to konkurso, reiškia, tai 2005 metais architektūros politikos kryptis buvo patvirtintos, reiškia, kur aiškiai pasakyta, kad visuomenės svarbiems objekams turėtų būti organizuojami atviri ir tarptautiniai konkursai.
Tai jeigu iš vienos pusės vyriausybė pasitvirtina architektūrinės politikos kryptis ir dabar jau mačiau, kad architektūros įstatymas jau iš vyriausybės nukeliavo į Seimą ir mes visiškai nevykdome tą, ką įsipareigojame, reiškia, nekreipiam dėmesį. Susėdo tryse, reiškia, ir nusprendė, bus taip, o po to rodo visuomenė ir dar klausia, ar pritarėt ar nepritarėt. Taip nesidaro. Tai toks konkurso, žodžiu, organizavimas nuvilia ir kelia nusivylimą ne tik architektų, taip pat bendruomenės tarpe. Ar buvo kažkokia reakcija iš architektų rūmų? Aš negirdėjau reakcijos, reiškia, buvo jau, kaip mes šnekėjome, gegužės mėnesį pradžiai organizuotas toks mini pristatymas, toksai trumpas, reiškia, greitas, be galutinio projekto architektų sąjungai, bet aš negirdėjau, kad būtų oficialiai, reiškia, kažkokie pareiškimai padaryti, reiškia, kreipimais, ar tai architektų sąjungos, architektų rūmų dėl, mano galvo, visiškai netinkamų procesų. Aš tokių negirdėjau. Todėl visuomeninė miestų planavimo komisija, įkurta balandžio mėnesį, ir jos įkūrimo tikslas buvo būtent patarti tarybai, kaip reikėtų elgtis ir apsispręsti visuomeniai svarbiais planavimo klausimais. Sureagavo ir mes kreipėmės į miesto tarybą, ne tik dėl Lukiškių aikštės, bet ir dėl Konstitucijos prospekto 18a vykdomo konkurso ir nurodėme tas taisytinas mūsų galva ir neleistinas priemonės, kurių išvengti iš tikrųjų Vilniaus miesto taryba turėtų. Bet žiūrėkit, praėjo pusantro mėnesio. Ir mes kreipėmės ne tik į Vilniaus miesto tarybą, mes žiniai rašėme ir prezidentūrai, vyriausybės atstovų Vilniaus skirti aplinkos ministerijai, kultūros ministerijai. Iš prezidentūros formaliai gavom atsakymą, kad jie įdėmiai perskaitė mūsų raštą. Aplinkos ministerija parašė, kad šitą klausimą turi spręsti savivaldybė pasikonsultavusi su mūsų miesto plėtros komisija visuomeninė. Iš savivaldybės mes negavome jokio atsakymą. Ir aš pereitą savaitę bandžiau ieškoti, reiškia, kurgi tie mūsų raštai nukeliavo, pakankamai sunkiai sekėsi, reiškia, po to išsiaiškinau, kad kažkokia komisija yra sudaryta darbo grupė, kuri lyg tai svarstė, bet jie nesugeba suvokti, kad mums reikia atsakyti, kad mes ne šiaip parašėme. Mes norime gauti atsakymą ir vakar Užupio susitikimo su Užupio bendruomenė metu, po jo aš paklausiau mero, kurgi tie atsakymai, tai meras nieko nežinojo. Aš aišku sunkiai tikiu tuo, bet šiandien gavau elektroninį raštą, kad jis perskaitė tos kreipimus, jis nieko nesuprato, bet atsakys. Tai man labai keista yra iš tikrųjų tokie santykiai, reiškia, tarp komisijos įkurtos tarybos, reiškia, ir kreipimas. Tas kreipimas, jisai ne tik buvo elektroniniu paštu išsiųstas, buvo kiekvienam tarybos nariui įmesta į dėžutę. Tai kiek 51 tarybos narys ir visiems jiem yra ne tiek svarbu, kaip ta aikštė atrodo. Nes mes negavome atsakymų arba reakcijos iš nieko. Ne iš planavimo miesto plėtros komiteto, kuris turėtų kuruoti šitos klausimus, iš nieko. Lyg tai parašė į balą. Kokia visuomeninės komisijos yra, kokios tos galimybės tos teikti pasiūlymus ir... Matot, visuomeninės komisijos galimybės yra labai ribotos, kadangi tas pavyzdys, mūsų, reiškia, komisija balandžio mėnesį įkurta tik tai, mūsų nauja komisija, naujos sudėties. Mes iš karto kreipėmės, mes iš karto sureagavome tos klausimus, kurie iš tikrųjų visuomenė yra aktualūs. Ir dabar matome, kad labai ribotos galimybės. Kad parašyti tu gali, bet atsakymą gauti ne. Tai aš suprantu, kad, reiškia, įkūrus tokią komisiją, reiškia, liktai savo reitingus pakeli, kad mes, reiškia, tokie esame geri, va čia mes atsižvelgsime, jūs čia mums... Matot, ta komisija, jinai ne tik, kad iš atskirų pavienių specialistų sudaryta, bet jį atstovauja ir bendruomenės. Tai mano galva, kad įstatymiškai tokia komisija niekur nėra aprašyta, bet yra nuostatai tos komisijos, kad mes lyg tai turime teisę, reiškia, kreiptis. Bet ką reiškia teisė kreiptis? O kur pareiga atsakyti ir įvertinti tą kreipimosi tekstą? Tokio dalyko nėra Vilniaus miesto taryboje.
Tai susidaro toks įspūdis, kad tarsi yra galimybė sudaryta reaguoti, bet iš tikrųjų jokių tai... Pati blogiausia galimybė tada, kada yra galimybė tik reaguoti, bet nėra prievolės diskutuoti toliau dėl to, kas į ką yra reaguojama. Reiškia, atrodo, kad tu turi galimybę, bet kas iš to? Reiškia, galimybė yra... Čia mes netgi ne tik apie galimybę turėtume šnekėti, nes pati galimybė, žinot, yra galimybė išlošti milijoną. Reiškia, bet teoriškai to padaryti labai sunkiai kam pavyksta. Tai pati ta teorinė galimybė kreiptis, jinai nieko, tai yra be atsako. Turi būti atgalinis ryšys ir turi būti prasmė. Kodėl reikia kreiptis? Jeigu mes turime galimybę kreiptis, reiškia, mes turime, taryba turi turėti prievolę įvertinti ir reaguoti į kreipimas. Jau šiai dienai tokios prievolės jinai pasirodo neturi. Anksčiau taip pat buvo tokia miesto plėtros klausimai sudaryta komisija. Ar jinai kokius nors kreipimus siuntė, ar buvo kažkokie veiksmai iš anksčiau? Aš negalėčiau pasakyti dėl tos ankstesnės komisijos. Taip, buvo tokia komisija, bet aš abejoju, kad labai... Aš manau, kad jinai ir tam tikrų pasiekimų, aišku, turėjo, reiškia, kažkoks dialogas, matot, keičiasi valdžia, keičiasi požiūris, reiškia, tai aš nežinau dabar, kadangi nauja valdžia, nauja taryba, nauja komisija, reiškia, aš savo komisijoje nedirbau, tai negalėčiau komentuoti jų darbų, bet matomai kažkoks darbas ten vyko, reiškia, kiek sklandžiai jisai vyko, aš negalėčiau pasakyti. Tai kas turėtų būti padaryta, kad būtų visuomeninė komisija įgalinta? Matot, aš manau, kad čia turėtų būti ne tiek visuomeninės komisijos įgalinimų prasme, o tiek mąstymo prasme suvokta, ką gali daryti savivaldybės taryba, kad yra teisės aktai, kurie reglamentuoja tam tikrus procesus ir jų reikia laikytis. Nes jokia komisija negali apsaugoti nuo tokių konkursų organizavimų, be projekto už mažiausią kainą. Ir ne komisijos čia esmė yra, čia mąstymo klausimas. Intelekto, supratimo, kompetencijos, reiškia, atsakomybės, bet ne komisijos. Komisija, jinai tik tai tas, kas gali pastebėti ir pasakyti, žiūrėkite, jūs darote blogai. Tai mes tą ir padarėme. Jeigu mes klystame, tai prašau, susitikite su mumis, atsakykite mums, reiškia, bet to nebuvo padaryti. Jau praėjo pusantro metų. Dabar jau turint šitą situaciją, kuri institucija iš tikrųjų turėjo inicijuoti to peržiūrėjimą, to stabdymą? Konkursą dėl statybos rangovo parinkimo už mažiausią kainą organizavo Vilniaus miesto savivaldybė. Bet matot, vėlgi tas platesnis kontekstas mūsų valstybės valdymo yra. Viešųjų pirkimų tarnyba, per kurią vyko konkursas, ką jinai nemato, reiškia, ir negali pasižiūrėti, ar iš tikrųjų tos sąlygos, reiškia, už mažiausią kainą statybininko neturint projekto atitinka iš tikrųjų teisės aktų reikalavimus. Ar nėra valstybinės priežiūros pas mus statybos ir teritorijų planavimo, kuri galėtų pasakyti, palaukite, reiškia, iš pradžių reikia taip padaryti, o kažkaip kitaip. Bet kada reiškia, dėl aikštės sutvarkymo iš anksto sutarė aplinkos ministras, premjeras ir Vilniaus miesto meras, tai gal jau tos tarnybos ir lygtai, kaip sakant, nebeveiksnios, tai vėlgi reiškia mūsų valstybės valdymas, kaip pas mus yra organizuojami procesai. O šiuo momentu kas galėtų iš tikrųjų... Tai aš nežinau, kas šiuo momentu, reiškia, galėtų, nes matot, reiškia, pas mus dabar yra, jeigu savivalda yra institucija, reiškia, kurią priversti kažkaip teismai, bet kas kreipsis į teismą? Pavyzdžiui, visuomeninė komisija, nebūdama juridinio asmenį, neteisės kreiptis į teismą. Tai kas galėtų? Nebent visuomenė, reiškia, susirinkusi su plakatais, reiškia, atsistojusi tą pirmadienį, reiškia, prie Lukiškių aikštės, pasakytų, palaukite, mums tokios aikštės nereikia. Kito kelio aš šiai dienai tokio nematau, nes, matot, iš neteisės teisė negali ginti, reiškia, tai mano galva, reiškia, tie veiksmai, kurie padaryti, yra visiškai neteisėti, reiškia, ir jų pateisinimą arba užkardimų yra pakankamai sunku surasti, reiškia, teisinių priemonių. Tuo labiau, kad to nieks nesiims, reiškia, ir nenori. Dabar įsivaizduokite aplinkos ministeriją, kuri, reiškia, sutarė, reiškia, kaip rašo savo reiškia, pranešimą, surado būdą ir pinigų, kaip čia aikštę sutvarkyti, ir kuriai pavaldy yra valstybinė teritorijų planavimo statybos priežiūros inspekcijas, tai ką jums, reiškia, šitą procesą stabdys. Tai
mano galva toks, neįtikėtinas būtų atvejis. Galbūt jiem atrodo, kad jie labai gerą darbą daro. Jie paėmė ir išspręs problemą. Tai mano galva, čia yra atvirkščiai labai blogas darbas. Čia ne problemos sprendimas. Problemos turi būti sprendžiamos kitaip. Nes buvo dažnai linksniuojama, kad pagaliau štai mes sutvarkysime. Taip, įsiamžinsime, reiškia, eisim į istoriją, mes nieks nepadarė, o mes paėmėm ir padarėm, prieš Seimo rinkimus naujus. Reiškia, ir girsimės dabar, reiškia, ilgai. Taip, bet ne kiekvienas darbas yra geras, reiškia. Ačiū. Prašau.